16 sausio 5. Šaltukas. Arbatinukas įjungtas. Bando tirpdyti ledą, dangtis užšalęs. Vanduo per pusvalanduką ledą. Na, biškį teka dar. Visur vieni ledai. Ką čia rodo tas mūsų termo matuotojas. Užgrebėstavau stogo beveik didžiąją dalį, beveik vienos pusės. O, koks iškalbingas pasidaro. Nu, šalčia. Nu, šaltie lygiai, pakankamai lygiai, bet kaip nelengvai, blemba, išlyginau. Dėl šalčio, kojos šalas, narlys, nebėga, o teka. Termometras rodo, kiek rodo, -16, -17, ne, -14. Dar statybas biškį apeisiu. Plėvelė ant durų užtemta, šieno priversta, kad neiššaltų. Dvigavos piršinės, gerklę skaud, blėt. Atsiprašau už įsireiškimą. Grebėstai parvežti. Švieži. Gerklę skaud, biskutuką, nes viską šalta. Judėti, svarbiausia judėti. Nesustosi, liksi gyvas. Kilpas įbubinau. Čia įbubinau vieną kilpą nuo vėjo ir sėkmingai pagaminau didelę ankerinę kilpą kitam krašte. Leidau gerai pamatą apie 20 cm. Nu ir kad nepakeltus to stogo krašto. Stiprus vėjas. Žodžiu, viskas čia gerai yra padaryta pas mane. Tik tai viena didelė problema. Temperatūrinis diskomfortas, blemba. Iš vakaro -14. Rūsys biškį pridangstytas toksai. Bet rūsy ten viskas lyg ir funkcionuoja. Mašiną reikia tvarkyti. Įtariu, kad katalizatorius susikišęs. Visokių tokių einamųjų problemų. Šitą naktis apmąstymuose buvo. Padariau porą didelių išvadų. Nes tiesą pasakius ir seniau žinojau. Tik tai tiek, kad kai dantyse yra plaktukas nuo ryto iki vakaro, tai mąstymo procesas kažkur tai lieka išdaužomas tuo plaktuko. Bum, bum, bum. Tai žinojau tos kelius didelius dalykus. Tai viena, turėjau apsispręsti, aš esu jaunas ar senas. Tai nusprendžiau, kad aš dar 15 metų esu labai jaunas, o aš po to dar 10 metų būsiu jaunas. Ir antras dalykas, ar turiu aš tas savybės, ar man paleisti vartojimui tą namelį, kai saka, dirb darbelį ir paskui, kai saka, ir liūdnai nubaigti savo likusias dienas, ar visgi va tai, kas matosi. Šitas stulpelis, tik aš vieną žinau, kas tas stulpelis, kad visgi tai būtų nauja pradžia. Tai visgi tai bus nauja pradžia. Tiek. Detalės vėliau.